žinot, kaip aš sakau, skiepai, jie neatsirado šiaip savo. Jie atsirado tam, kad apsaugotų nuo sunkių ir iš tikrųjų potencialiai mirtinų ligų. Ir tas skiepų kalendorius, jis nėra sudarytas šiaip savo. Tai yra paskaičiuota, kokio amžiaus kūdikis jau nebeturi apsaugos gautos, iš mamos, sakykime, ir nuo kada jis jau yra imlus konkrečiai infekciniai lygai. Tai yra būtent paskaičiuota, kad iki 6 mėnesio dažniausiai jisai jau netenka tų apsauginių antikūnų gautų iš mamos, todėl tie visi skiepai yra sukoncentruoti per pirmuosius, daugiausia per pirmuosius 6 gyvenimo mėnesius, ir dar ten truputuką po to 1-2 gyvenimo metais ir revakcinacija vyresnių vaikų. Tai, aš net nežinau, iš tikrųjų yra daug tų punktų, dėl ko tarsi žmonės tų skiepų bijo, bet, kaip aš sakau, taip, skiepas nėra švęstas vanduo, jis gali turėti, nes tai yra imunobiologiškai aktyvus preparatas, jis gali turėti šalutinių reakcijų, bet apie tas šalutinės reakcijas mes, tėvai yra informuojami. Ir natūralu, kad vaikas po skiepais gali pakarščiuoti, gali turėti kažkokią bendrą sisteminę atsaką, tai yra irzlumą, vangumą, galbūt apetito pokyčius. Bet tai yra normalu, nes jo imunitetas reaguoja į vakcinaciją. Ir aš visą laiką sakau, kad pasverkit, ko jūs labiau bijot. Ar jūs bijot skiepo tų galimų šalutinių reakcijų, ar jūs bijote ligos komplikacijų. Nes, kaip žinia, mes skiepijam ne dėl to, kad mes bijom pačios ligos. Mes skiepijam dėl to, kad mes bijom ligos komplikacijų. Visą laiką, kaip sakau, tas pavyzdys su COVID-u, kodėl atsirado COVID vakcinacija. Jeigu būtumėm žinoję, kad COVID sirgsim 3 lašais slogos, tai turbūt to skiepo net poreikio nebūtų buvę. Bet kadangi pasaulis pamatė, kad nuo COVID yra ir mirštama, ir atsiranda sunkių komplikacijų, dėl to atsirado poreikis vakcinacijai. Tai lygiai taip pat, kas yra mūsų nacionaliniam vaikų skiepų kalendorijoje, visos tos ligos tikrai yra potencialiai pavojingos, kai kurios iš jų, jeigu išsivysto tam tikrai jų forma, yra netgi mirtinos. Tai mes ir sveriame, kad mes norime vaiką apsaugoti nuo tikrai labai galimų didelių pasekmių po ligos.